pelnytai gali didžiuotis, turėdami tokį objektą, tokį vertingą objektą, kaip šis ažūrinis, paauksuotas, restauruotas altorius, kurio centre matome nukryžiuotąjį. Ir bažnyčia vadinasi Pievėnų nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia. Tai šiandien sesuo Kotryna Indrė Šiurkutė kalbės būtent apie nukryžiuotąjį, apie nukryžiuotojo ikonografiją. Prašau, sesė. Tai sveiki visi, visada džiaugiuosi kalbėdama šią temą ir ypač bažnyčioje, kuri turi nukryžiuotojo vardą. Tai šį vakar peržvelgsime tiesiog ikonografiją nukryžiuotojo, visą jos raidą istorijoje. Pasižiūrėsime pavyzdžių iš Europos, iš Lietuvos ir jeigu turėsit kantrybės iki galo išklausyti, tai šiek tiek pakomentuosiu ir Pievėnų bažnyčios altoriaus ikonografiją. Tiesiog prieš tai norisi visą kontekstą tą platų apžvelgti, kad būtų galima įvertinti šio altoriaus grožį. Tai pirmiausia, kodėl mes apskritai kalbame apie kryžių. Apaštalas Paulius savo laiškose labai ugningai pasisako: aš nieko nesigirsiu, nebent mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš pasauliui. Buvau pasiryžęs tarp jūsų nežinoti nieko kito, kaip tik Jėzų Kristų ir tą nukryžiuotą. Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Žodis apie kryžių tiems, kurie eina į pražūtį, yra kvailystė, o einantiems į išganymą jis yra Dievo galybė. Atrodo, apaštalas Paulius mums nepalieka pasirinkimo, kaip tik kalbėti apie kryžių, į jį žiūrėti ir bandyti perprasti tą didį slėpinį, kaip Jėzus Kristus, būdamas Dievu, apiplėšė pats save, nusižemindamas iki mirties, iki kryžiaus mirties. Reikia pažymėti, kad kryžius universalus simbolis visai žmonijai, nepriklausomai nuo religijos, tačiau krikščionis šį simbolį pasirinko kaip pagrindinį savo tikėjimo ženklą. 3 amžiaus pradžioje Tertulijonas, apibūdindamas krikščionis kaip crucis religiosi, tai yra žmonės pasišventusius kryžiui. Nukryžiuotasis išganytojas tapo vienu svarbiausių krikščioniškosios dailės vaizdinių, tačiau ne iš karto. Romos imperijoje nusikaltėlių egzekucijos vaizduotos siekiant kitus pamokyti ir parodyti teisingumo vykdymą, o ne išaukštinti herojus. Žydams šventraštis taip pat bylojo: tas, kuris kabo ant medžio, yra Dievo prakeiktas. Todėl Paulius ir sakė: mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris žydams yra papiktinimas, pagonims kvailystė. Blogio jėgų įveiktas išgelbėtojas helenistinėme pasaulyje buvo suvoktas kaip absurdas. Tai akivaizdžiai iliustruoja Aleksomeno grafitis, 3 amžiaus pradžioje išraižytas imperatoriškųjų rūmų sienoje ant Palatino kalvos Romoje. Jame šaipomasi iš krikščionio garbinančio nukryžiuotą žmogų su asilo galva. Ir užrašas jame, kurį čia matome, reiškia: Aleksomenas garbina savo dievą. Vis dėlto tokio grafičio egzistavimas, kaip ir keletas išlikusių 2-3 amžiaus maginių amuletų su nukryžiuotoju, rodo, kad pagonys šį vaizdinį vis dėlto atpažino kaip krikščionių dievą. Seniausias Kristaus kančios pasakojimas dailėje randamas ant dramblio kaulo dėžutės, mažos dėžutės, pagamintos 5 amžiuje Romoje. Taigi tai privačiam naudojimui skirtas objektas. Labai panašių laikotarpių išdrožinėtose Romos Šventosios Sabinos bažnyčios duryse tarp daugybės reliefinių siužetų pačiame aukščiausiame kampe įkomponuota ir nukryžiavimo scena. Tai seniausias viešojoje erdvėje išlikęs Kristaus kančios atvaizdas. Pirmuoju atveju pasakojama Kristaus mirties istorija, tačiau pats Kristus gyvas ir pergalingas kaip antikinis herojus. Nors mums tokia teksto interpretacija gali atrodyti klaidinanti, nes Kristus iš tiesų numirė,
krikščionys to vaizduoti nedrįso beveik 1000 metų. Jiems Kristus yra prisikėlusysis, arba anot apreiškimo Jono knygos gyvasis, o kryžius gyvybės medis. Romos Šventosios Sabinos bažnyčios duryse nukryžiavimas vaizduojamas labai simboliškai. Nėra net paties kryžiaus, tik Jėzus išskėstomis rankomis, lyg besimelsdamas, o jam iš šonų 2 nukryžiuoti plėšikai, vaizduojami mažesni, kaip mažiau svarbus, o jų fone matomi Jeruzalės mūrai. Antroji 1 tūkstantmečio pusė byloja jau apie vieningą nukryžiuotojo ikonografiją krikščionių gyvenamose teritorijose. Seniausia išlikusi rankraščio iliuminacija Siriškos Evangelijų knygos miniatiūra iš 6 amžiaus. Ir kitas nedidelis 7 amžiaus nukryžiuotojo atvaizdas matomas ant relikvijų dėžutės iš Šventosios žemės. Abiejose iš krikščioniškų rytų kilusiuose kūriniuose jau įsitvirtinę pagrindiniai nukryžiuotojo ikonografijos elementai ir personažai. Tai be abejo pats nukryžiuotasis, taip pat 2 plėšikai jam iš šonų, Jonas ir Dievo motina, 2 kareiviai ir lentelė virš Kristaus galvos. 8 amžiaus viduryje šiems kūrinėliams artimos kompozicijos pasirodo Romoje ir Sinajoje ir netgi Keltų žemėse. Taigi jau galima kalbėti apie tvirtą tradiciją paplitusią ne tik buvusios imperijos rytuose ir vakaruose, bet ir vakarų Europoje. Taigi per 1 tūkstantmetį nukryžiuotojo atvaizdai paplito po visą krikščionišką į pasaulį rytuose ir vakaruose. Nukryžiavimo kompozicijos gali turėti daugybę elementų. Visą žmonių minę ar kokių mistinių personažų, o gali neturėti jokios pašalinės detalės, tik patį viešpaties kūną. Skulptūra paprastai vadinama krucifiksu, liaudiškai sakoma mūka, mūkelė. Jau vien šis kūnas neša visas reikalingas žinias, bylojančias apie žmonijos atpirkimo slėpinį. 1 tūkstantmetį visi gėdingos ir kankinančios mirties ženklai nukryžiuotojo atvaizde būdavo redukuojami iki minimumo. Menininkai neleido žiūrovui suabejoti, kad mirtis nėra paskutinis taškas. Nukryžiuotasis nors ir prikaltas, bet tiesiu kūnu, nors ir pervertas ietimi, bet gyvas, nors turėtų būti išrengtas, bet dėvi ilgų drabužių, o vietoj erškėčių dažnai karališką karūną. Šiais kūriniais nesiekiama parodyti istorinės tikrovės, bet perteikti visą mirties, prisikėlimo ir paruzijos teologiją. Tai yra, kai Kristus antrą kartą sugrįš kaip karalius. Kryžius suvokiamas ne kaip nužudymo instrumentas, bet kaip Kristaus pergalės vėliava. Jis yra mirties nugalėtojas, ištiesęs rankas kaip kunigas, karalius ir teisėjas. Tokį vaizdavimo būdą galime vadinti triumfuojančių nukryžiuotojų. Ir čia matome vieną seniausių medinę skulptūrą, netgi ne vieną seniausią, o pačią seniausią žinoma išlikusią medinę skulptūrą Europoje. Tai 8 ar 9 amžiaus nukryžiuotasis Lukos mieste Italijoje, vadinamas Lukos švenčiausiųjų veidu. Pamaldumas šiam nukryžiuotajam paplito viduramžiais, nes Lukos katedra stovėjo piligrimų kelyje iš Kenterberio į Romą. Kaip ir dauguma tokių gerbiamų atvaizdų, šis taip pat turi savo kilmės legendą, pasak kurios išdrožė jį pats Nikodemas. Taigi, kaip įprasta, apeliuojama į atvaizdo autentiškumą, nes jį sukūrė įvykio liudininkas. Evangelijose teigiama, kad Jėzus Golgotoje buvo išrengtas. Taip pat žinoma, kad egzekucijos metu žmonės būdavo nukryžiuojami nuogi, siekiant juos visiškai pažeminti. Vis dėlto dailės kūriniuose išganytojas beveik niekad nevaizduojamas visiškai nuogas, išskyrus retas išimtis kaip jaunojo Mikelandželo darbas Florencijoje. Ankstyviausiuose atvaizduose nukryžiuotasis pridengiamas strėnjuosta, minima 5 amžiaus apokrifinėje Nikodemo Evangelijoje. Nuo 6 amžiaus Kristus ant kryžiaus vaizduojamas su ilgu purpuriniu drabužių kolabijonu.
Taip jis vaizduojamas kai kur net iki 12 amžiaus, bet pamažu užleidžia vietą Strienjostei. 11 amžiuje nukryžiuotojo kūnas tapo išlenktas kaip atvirkščia raidė S, kad primintų dykumoje Mozės iškeltą žaltį. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, sakoma Jono Evangelijoje. Tai nuoroda bylojanti apie Dievo siunčiamą išgelbėjimą nuo mirties, kurio provaizdis aprašytas Senajame testamente. Nedidelį šios istorijos atgarsį, tradicijos atgarsį galime aptikti ir Lietuvoje. Seniausias Lietuvoje tapytas nukryžiuotojo atvaizdas yra Vilniaus katedros kriptoje, datuojamas 15 amžiumi. Freska sukurta persipinant rytų ir vakarų krikščioniškoms kultūroms, bizantiškai ir vakarų viduramžių manierai. Tipišką vakarietišką nukryžiuotojo kompoziciją matome seniausiame įvežtinėme gotikos kūrinyje Lietuvoje. Manoma, kad šį Kristaus gyvenimo scenų diptiką iš dramblio kaulų Jogailai vedybų progą padovanojo popiežius Urbonas VI. Nukryžiuotojo vaizdavimo kaitai nuo simbolinės išraiškos Kristaus kaip mirties nugalėtojo prie labiau naturalistinės mirusio ant kryžiaus atpirkėjo didžiausią įtaką padarė Šventasis Pranciškus ir mažesnieji broliai. 13 amžiuje pranciškoniškasis pamaldumas vedė nuo teologinio prie asmeninio Jėzaus. Tai yra Dievo sūnaus, kuris kenčia kartu su tavimi ir už tave. Paplinta kenčiančiojo nukryžiuotojo tipas. Štai čia Džoto protorenesanso tapytojo freska, kaip šventajam Pranciškui prakalbo nukryžiuotasis. Šis garsusis San Damiano kryžius dar nutapytas senąją manierą, Kristus tiesus, atsimerkęs, o viršuje jau net žengiantis į dangų. Bet Pranciškaus įsijautimas į žmogišką Jėzaus gyvenimą įkvėpė dailininkams naują tradiciją vaizduoti jį mirusi kaip tikrą žmogų. Taip galima kontempliuoti tą nepaprastą slėpinį. Dievo nusižemino tam, kad patirtų visą žmogiškąją tikrovę net iki mirties. Ir Džoto buvo vienas iš pirmųjų dailininkų pasitelkęs savo sugebėjimus vaizduoti Jėzų visiškai žmogišką. Jo kūnas turi apimti, svorį, tai nebėra simbolinis ženklas, tai kančios istorija. Pranciškoniško dvasingumo pažadintos realistiškumo paieškos Kristaus kančios vaizdinyjoje neretai gaudavo hipertrofuotas formas. Emociškai jos daug stipriau paveikia žmogų nei teologizuoti simboliški nukryžiuotojo atvaizdai. Tikintysis, matantis kančios paveiktą savo atpirkėjo kūną, kviečiamas į atgailą ir į kompasijo, kentėjimą kartu. Tokiais kūriniais siekiama išryškinti išganytojo kančią už žmonijos nuodėmės dydį, išpranašautą Izaijo giesmėse apie viešpaties tarną. Jis buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Vokiečių renesanso meistras Matijas Griunevaldas turbūt garsiausias hiperpolizuotos kančios naturalizmu. Meno kūriniuose ekspresyvi Kristaus kančios išraiška, kurios užuomazgos prasidėjo vėlyvaisiais viduramžiais, turėjo savo pasiekėjų visose epochose iki pat šiandien. Lietuviškame kontekste man asmeniškai didžiausią įspūdį daro medinis barokinis trinitorių krucifiksas Vilniaus arkikatedros Tremtinių koplyčioje. Jis sukurtas pagal Milatino, dabar vakarų Ukraina, Kristaus paveikslą, kuris dabar yra Krokuvoje. Apie 1700 metus jis atgabentas iš Romos ir tikinčiųjų buvo labai gerbtas, susilaukė daug kartočių Lenkijoje ir Lietuvoje. Bagaslaviškyje išlikęs vėlyvųjų viduramžių nukryžiuotasis, sukurtas garsaus skulptoriaus Vitos Tošo mokinio, sekant Krokuvoje esantį mokytojo kūrinį. Matote, kaip stipriai įtemptas Kristaus kūnas, kaip styga. Remiantis legenda, kryžiaus skersinėje skylės vinims buvo paruoštos iš anksto ir per toli viena nuo kitos. Išganytojo kūnas yra kaip įtempta styga, kad išsipildyto psalmininko pranašystės kenčiančiam Mesijui. Pabusk mano siela, pabuskite arfą ir lyrą, aš pažadinsiu aušrą.
Taip pat galiu suskaičiuoti visus savo kaulus. Šiuolaikinėme mene gana populiarus ekspresyvus kūniškos kančios įvaizdinimas ir tam yra daug daugiau stilistinių galimybių nei kada nors anksčiau. Greta šio kančios ekspresyvumo lygiagrečiai keliavo ramybės kupini nukryžiuotojo atvaizdai. Pirmojo tūkstantmečio pabaigoje gyvenęs drožėjas, nors ir nėra klasikinės antikos virtuozas, tačiau sukuria psichologinę, meninę ir dvasinę prasme įtaigų kūrinį. Jis nebesidrovė atpirkėjo vaizduoti mirusio ir apnuoginto. Neblogai perteikia žmogaus kūno formas, tačiau nesistengia jų idealizuoti. Tobulo kūno proporcijų siekia Renesanso meistrai, žavėjasi klasikinę antikos harmoniją. Modeliuodami idealizuotą Dievo sūnaus kūną, dailininkai norėjo iš anksto atskleisti jo pergalę prieš mirtį, panašiai kaip triumfuojančio nukryžiuotojo atvaizduose, tik kitomis priemonėmis. Apie Renesanso menininkus rašęs Džordžijus Vazaris dailininkų gyvenimuose pasakoja, kaip Filipo Brunelleskis sukritikavo savo kolegą Donatelą, kad šis nukryžiuotojai sukūrė panašų į valstietį, nors Dievo sūnus turėtų kelti pasigėrėjimą dėl kilnios išvaizdos. Tokią nuomonę krikščionys galėjo grįsti Senuoju testamentu, nes karalaičio vestuvėms skirtoje psalmėje sakoma, tu viršiji visus vyrus savo grožiu. Atrodo, Donatelas paklausė savo kolegos, nes gyvenimo pabaigoje jo sukurtas bronzinis krucifiksas Paduvos Antano bazilikos altoriui turi tobulas idealizuotas kūno formas. Ši samprata buvo itin reikšminga žmogaus grožį aukštinančiam Renesanso humanizmui, tačiau tokios interpretacijos pavyzdžių netrūko ir vėlesnėse epochose. Čia pavyzdys iš ispanų baroko. Taigi aptarėme triumfuojantį, kenčiantį ir idealizuotą nukryžiuotai. Tai pagrindiniai būdai, kaip pavaizduoti Kristų ant kryžiaus, kuriais dailininkai naudojosi ir improvizavo per amžius. Ta jie daro ir šiandien. Krucifiksai gali turėti įvairių nuansų, gali būti atsimerkę ar užsimerkę, rankas ištiesę ar pakėlę į viršų, galvą nuleidę ar užvertę, kojomis sudėtomis viena ant kitos ar prikaltomis šalia. Bet labiausiai iš viso to verta aptarti pervertą Kristaus šoną, kurio nepraleidžia beveik nė vienas dailininkas. Šį kančios epizodą aprašo tik evangelistas Jonas kaip vienas svarbiausių Jėzaus mirties liudijimų. Priėję prie Jėzaus ir pamatę, kad jis jau miręs, jie nebelaužė jam blauzdų, tik vienas kareivis ietimi perdurė šoną ir tojau užtekėjo kraujo ir vandens. Visuotinai paplitęs žaizdos vaizdavimas dešinėje pusėje yra tradicinis tikėjimo paveldas, paremtas alegorinėmis šventraščių interpretacijomis. Svarbiausia iš jų Kristaus kūno sąsaja su Jeruzalės šventykla, kurią tikintieji geriausiai žino iš velykinio laikotarpio antifonos Vidi Aquam, regėjau versmę trykštančią iš šventovės dešinio šono, sukurtos pagal Ezekielio pranašystę. Neretai paveiksluose trykštantis kraujas gali būti itin išryškintas, kartais jį taures renka angelai, arba jis nuplauna žmonių nuodėmes, nutekėjęs ant žmonių po kryžiumi, arba kaip šiame paveiksle jį geria gerasis latras, o blogasis nusisuka. Nepavyksta man čia parodyti, bet skulptūrose kraujo lašai gali atrodyti kaip vynuogių kekė, primenant apie mišiose naudojamą vyną. Bažnyčios tėvai savo raštuose ypač daug dėmesio skyrė perduotam Kristaus šonui, kurį laikė bažnyčios gimimo akimirką, krikšto ir Eucharistijos sakramentų įvaizdžių ir iš meilės atverta Dievo širdimi žmonėms. Dabar pažvelkime, kokia buvo ant kryžiaus mirštančio viešpaties aplinka, kas jį supo. Kiekvienas evangelistas išryškina skirtingas detalės. Dailininkai jomis žongliruoja pagal savo kūrybiškumą, pridėdami dar legendų elementus ar teologinės bei liturginės įžvalgas.
Visišką Dievo sūnaus apleistumą kančioje ypač pabrėžia evangelistai Morkus ir Matas. Jais sekančiose kūriniuose susikoncentruojama tik į atpirkėjo figūrą, kurioje vienoje gali tilpti visa teologija, kaip iki šiol ir kalbėjome. Gyvas ar miręs, kenčiantis ar nurimęs, ekspresyvus ar statiškas, sudarkytas ar išsaugotas tobulas. Kristaus figūra dažnai komponuojama aptemusiame dangaus fone. Tolumoje gali matytis Jeruzalės panorama. Didžiausia įtaka tokioms kompozicijoms padarė pagal Rubenso ir jo mokinio Antonijaus van Daiko darbus sukurtos ir platintos graviūros. Lietuvoje turime ir rubensiškų, ir originalesnių apleisto nukryžiuotojo paveikslų. Gana išskirtinis, gaila, kad mažai matomas Vilniaus Šventojo Petro ir Pauliaus bažnyčios presbiterijoje kabantis paveikslas. Kūrinys dėl tamsaus kolorito taip ir vadinamas tamsiuoju. Jį labiausiai mėgo bažnyčios fundatorius Mykolas Kazimieras Pacas. Pasakojama, kad didysis Lietuvos etmonas paveikslą net veždavosi į karo žygius. O čia dar vienas mažai žinomas kūrinys Žiežmarių bažnyčios zakristijoje. Toks intensyvus, koncentruotas dailininko žvilgsnis į nukryžiuotąjį, kaip šiuose kūriniuose, nėra labai dažnas. Daug populiariau paskutinėmis viešpaties gyvenimo valandomis jį apsupti žmonėmis. Dievo motina su apaštalu Jonu, šventosiomis moterimis, kareiviais, angelais ir žmonių mine. Evangelistas Jonas vienintelis mini, kad arčiausiai kryžiaus stovėjo jis pats ir mergelė Marija. Pamatęs stovinčius motiną ir mylimąjį mokinį, Jėzus tarė motinai: moterie, štai tavo sūnus. Paskui tarė mokiniui: štai tavo motina, rašo evangelistas Jonas. Paplitusi tradicija Mariją komponuoti Jėzaus dešinėje, o apaštalą kairėje. Nežymus Marijos rankos mostas reiškia ne sielvartą, tai kūrinio suvokėjui skirtas gestas ir iš viduramžių tradicijos kviečiantis žiūrėti į nukryžiuotąjį, kuris kenčia už jo nuodėmes. Marija ir Jonas tampa kompasijo pavyzdžiais tikinčiajam. Nuo 12 amžiaus Marija pradėta vaizduoti alpstanti po kryžiumi. Taip, štai čia nugriausi Marija. Kūriniams tai suteikia ypatingo dramatizmo, nes nėra pagrįsta bibliškai. Gal dėl to tokia interpretacija uždrausta Tridento susirinkimo, nors šio draudimo ir nelabai paisyta, kaip matome 17 amžiaus prancūzų paveiksle. Vis dėlto labiausiai jaudinančia figūra nukryžiavimo scenoje aš laikyčiau Šventąją Mariją Magdalietę, kuri nuo 13 amžiaus pradėta vaizduoti suklupusi po kryžiumi. Klupėjimas prie kryžiaus arba jo apkabinimas taip giliai įsitvirtinęs ikonografijoje, kad mūsų sąmonė pretenduoja istorinės tikrovės iliustraciją, nors Evangelijose apskritai nėra užfiksuotas. Tai kelių Evangelijos ištraukų konstruktas, kuriantis lengvai atpažįstamas asociacijas su atgailaujančia nusidėjėle, bučiuojančia viešpačiui kojas, taip pat su Marija, Mortos ir Lozoriaus seserimi iš anksto patepusią viešpatį laidotuvėms ir su Magdaliete, esančia šventųjų moterų būryje prie kryžiaus, mačiusią jo laidimo vietą, Velykų rytą bėgančią su kvapniu tepalu patepti viešpaties kūno ir galų gale puolančią apkabinti prisikėlusiam kojų. Šią figūrą galime interpretuoti kaip atgailaujančią nusidėjėlį. Ar nusidėjėlį, tai yra bet kurį atgailaujantį žmogų, už kurio nuodėmės Jėzus mirė ir kuriam buvo atleista, nes jis labai pamilo. Apie šventuosius apreiškimo Jonui knyga sako taip: jie išplovė savo drabužius ir juos išbalino avinėlio krauju. Tas kraujas pirmiausia ir tiesiogiai paliečia kryžių apkabinusią Magdalietę. Ši Jėzaus mokinė dažniausiai vilki raudonų apdarų bylojančių apie nuodėmingą praeitį ir atleidimo viltį, kuri buvo pažadėta per pranašą Izaiją. Esate paraudę nuo nuodėmių, bet aš išbalinsiu jūs kaip sniegą. Jūsų nuodėmės raudonos it kraujas, bet jos gali tapti baltos it vilna. Čia būtų vieta įterpti pastebėjimą apie kaukolės simbolį kryžiaus papėdėje. Ji taip pat nuplaunama Kristaus krauju kaip ir Magdalietė.
Pirmiausiai primena, kad Kristus nukryžiuotas vietoje vadinamoje kaukulė, aramėjiškai Golgota, lotyniškai Kalvarija. Tačiau tai dar ne viskas. Legendose bylojama, kad Golgotoje buvo ir pirmojo žmogaus kapas. Taip kaukulė susiejama su konkretaus asmens paties Adomo palaikais. Ir šis motyvas įgyja ypatingą žmonijos atpirkimo simboliką. Pats Dievas ištaisė pirmojo žmogaus klaidą. Susiejus nukryžiavimą su pasakojimu apie nuopuolį, po kryžiumi pasirodantis gyvatės motyvas tampa aiškiu nugalėto piktojo simboliu, kuriam moters palikuonis sutraiškė galvą. Nuo ankstyviausių atvaizdų svarbę, o kartais ir svarbiausią vietą šalia nukryžiuotojo užima Romos kareiviai. Du iš jų kartais atsiduria netgi arčiau už Mariją su Jonu. Vienas kareivis atveria širdį, o kitas pakelia ant kempinės perrūgusiojo vyno, abu vienu metu. Karys su ietimi krikščioniškoje tradicijoje netgi laikoma šventuoju, tai Lionginas, kurio vardas graikiškai reiškia ietis. Šį karį lydi šis vardas ne vėliau kaip nuo 5 amžiaus Nikodemo evangelijose. Jokūbo varaginiečio aukšto legendose kareivis ietimi perduręs mirusiam Kristui šoną sutapatinimą su šimtininku, po kryžiumi išpažinusiu Jėzaus dievystę. Evangelijos šimtininkas tampa svarbiu Kristaus mirties liudininku. Jis atstovauja pasaulio pagonių tautoms, kurių atėjimo prie tikrojo viešpaties laukia Senojo testamento pranašai. Lionginas nuo 16 amžiaus vaizduojamas kaip viduramžių riteris sėdintis ant žirgo. Čia bene garsiausias Rubenso nukryžiuotasis dėl graviūrų platinimo masto sulaukęs begalės kartočių. Paberžėje irgi turime tokią mielą liaudies menininko interpretaciją nukryžiuotojo ir Liongino kaip riterio. Kiti išplėtotos Golgotos scenos dalyviai, du plėšikai, nukryžiuoti Kristui iš dešinės ir iš kairės, minimi visų evangelistų. Nors apie jų nukryžiavimo būdą nieko neparašyta, jis greičiausiai nesiskyrė nuo to, kai buvo nukryžiuotas Kristus. Dailininkai stengiasi nusikaltėlius pavaizduoti kuo skirtingiau nuo atpirkėjo. Lukas pasakoja apie nukryžiuotą plėšiką, kuris įtikėjo Kristų ir atsivertė. Jis dar vadinamas geruoju latru. Apokrifinėje Evangelijoje pagal Nikodemą šiam latrui suteiktas Dizmo vardas, o kitam Gesto. Tai visos nusidėjusios žmonijos alegorija. Jie kalti ir kankinasi dėl savo pačių kaltės. Kristus vienintelis nekaltasis numiršta už visus kaltuosius ir kenčia su jais nepelnytą bausmę. Dailininkai kartais iliustruoja, kaip atgailaujančio plėšiko siela paimama į dangų pagal Kristaus pažadą, o blogojo ateina pasiimti velnias. Simboliniai ikonografiniai nukryžiuotojo tipai kitaip nei siužetiniai nesiekia perpasakoti Evangelijos ar jos papildančių legendų. Tai teologinės kančios istorijos interpretacijos, išryškinančios kuri nors svarbu išganytojo mirties ant kryžiaus reikšmės aspektą. Aplink Kristaus kryžių gali būti vaizduojami ne istoriniai ir ne tik istoriniai veikėjai, bet ir alegoriniai personažai, įvairios personifikacijos. Labiausiai tai būdinga viduramžių menui. Turbūt dažniausiai pasitaikančios alegorinės ponios yra bažnyčia dešinėje ir sinagoga kairėje. Kaip alegorinės figūros virš kryžiaus gali būti pavaizduotos Saulės ir Mėnulio personifikacijos, kurios taip pat kartais interpretuojamos kaip bažnyčia naujoji sandora Saulė ir sinagoga senoji sandora Mėnulis. Nukryžiuotai gali supti ir kitos personifikacijos, pavyzdžiui, dorybės, įstatymas ir malonė, mirtis ir gyvenimas, žemė ir jūra. Viduramžiais nukryžiuotojų ikonografijoje didelę reikšmę įgavo Naujojo testamento įvykių vaizdavimas su jų provaizdžiais iš Senojo testamento, siekiant parodyti, kad visa šventosios tautos istorija vedė į kulminacinę atpirkimo įvykį. Tokie atvaizdai grindžiami tipologinė Senojo testamento interpretacija, kuri pradėta taikyti jau Naujojo testamento tekstuose, o paskui išpuoselėta bažnyčios tėvų.
Tipologinė interpretacija vadinama, kai Senojo testamento įvykiai aiškinami kaip Naujojo testamento provaizdžiai išsipildę su Kristaus atėjimu. Naujųjų laikų vakarų Europos dailė nukryžiavimo kompozicijų tipologinė ikonografija nebuvo populiari, tačiau pavyzdžių įmanoma rasti. Kad ir Pranciškaus Smuglevičiaus paveiksle Atpirkimo alegorija, Šventasis Jonas Krikštytojas, paskutinysis Senosios sandoros pranašas, rodo į nukryžiuotą Kristų, už kurio tolumoje prie aukuro sėdi Mozė su įstatymo plokštėmis. Jono atributas avinėlis Kristų yra Senojo testamento aukos gyvulys, tapęs Kristaus simboliu. Jo vaizdavimas šalia kryžiaus byloja apie Senosios sandoros aukojimo peigų išsipildymą Dievo Sūnaus aukoje ant kryžiaus. Be to, avinėlis yra pamynęs po kryžiumi besirangančią gyvatę. Jis simbolizuoja nugalėtą pirmąją nuodėmę, kurios Senojo įstatymo reikalavimai negalėjo panaikinti. Prie tipologinės interpretacijos, manyčiau, galima priskirti ir 4 evangelistų simbolius. Pagal apokaliptinę šventojo rašto literatūrą Dievo sostą supa 4 būtybės su sparnais, turinčios liūto, jaučio, žmogaus ir erelio išvaizdą. Apie juos jau girdėjome Vidos paskaitoje. Taigi 4 simboliai, 4 evangelistai ir 4 jų simboliai dažnai supa nukryžiuotąjį. Kadangi šios būtybės pagal šventąjį raštą danguje supa Dievo sostą, jas vaizduojant aplink kryžių, kryžius suprantamas kaip Kristaus Dievo avinėlio sostas. Simbolinės kompozicijos taip pat kuriamos norint parodyti iš Kristaus aukos kylančias sakramentinės malonės. Čia vienas iš retų pavyzdžių Rogerio van der Weideno 15 amžiaus paveikslas, kur kryžiaus papėdėje galime pamatyti visus 7 sakramentus. Krikštas, sutvirtinimas, išpažintis, per vidurį Eucharistiją, toliau kunigystė, santuoka ir ligonių patepimas. Bet paprastai susitelkiama į Eucharistiją, vaizduojant angelus renkančius avinėlio kraują, atpirkėjo kraują. Pirmą kartą šį angelų veiksmą ėmė tapyti Džotas di Bondone. Gal išskirsiu dar 2 mano mėgstamiausius simbolinius nukryžiuotojų ikonografijos tipus, tai gyvybės medį ir malonės sostą. Krikščionybė jau nuo pirmųjų amžių perėmė Senojo testamento gyvybės medžio įvaizdį. Jo motyvas Apreiškimo knygoje naudojamas kaip jau išsipildymas naujojoje sandoroje. Sudėtinga kryžiaus medžio simbolika apima ir visose kultūrose nuo priešistorinių laikų paplitusi pasaulio medžio archetipą. Šventojo medžio įvaizdis patristikos raštijoje įgyja kitokių reikšmių nei pagonijoje. Jis ima simbolizuoti patį Kristų kaip gyvybės medį, teikiantį tikintiesiems dvasinių vaisių. Šventasis Ipolitas maždaug 3 amžiuje apie Viešpaties kryžių rašo, pasitelkdamas kosminio medžio, pasaulio ašies, lotyniškai axis mundi, įvaizdžius ir terminiją. Krikščionybėje atsirado daug kryžiaus legendų variantų, kuriuose Viešpaties kryžius kildamas arba iš pažinimo medžio, arba iš gyvybės medžio. Šios sąsajos lydi Kristaus mirties apmąstymus nuo pat krikščioniškosios literatūros pradžios ir pabrėžia antitezinį ryšį tarp nuodėmės mirties ir išganimo gyvybės. Ta galėjome pastebėti ir 5 amžiaus reljefe, mažyčiame kūrinėlėje prieš pastatytas mirties medis, ant kurio pasikorė Judas, ir gyvybės medis, tai yra kryžius su pergalingu Kristumi. Kristaus kryžius sujungia šiuos priešingus polius, todėl amžinajame šventajame laike 3 objektai – pažinimo, gyvybės ir kryžiaus medžiai – gali tapti vienu neatskiriamu nei laiko, nei erdvės. Be kryžiaus legendų beveik didžiausią įtaką kryžiaus medžio kultui ir ikonografijai padarė 6 amžiaus Venacijaus Fortunato himnas Kryžiaus šventas, Crux Fidelis, Pange Lingva, pagrįstas giliais patristiniais įvaizdžiais. Antrajame giesmės posme Viešpaties kryžius priešpastatomas su pažinimo medžiu.
Ir prasminis himno vertimas skiriasi nuo mūsų gerai pažįstamo kryžiaus šventos poetinio giedamo teksto per gavėnią ir ypač didžiąją savaitę. Štai čia šį tekstą vertė Palendrių benediktinų prioras tėvas Kazimieras Milaševičius. Dėl pirmųjų tėvų paklydimo, kai jie atsikandę pragaištingo vaisiaus mirtimi parkrito, pats gailiaširdis kūrėjas tuomet parinko medį, kad panaikintų medžio žalą. Šis motyvas girdimas ir Šventojo kryžiaus išaukštinimo šventės šventųjų mišių prefacijoje. Tu žmonijos išganimui skyrei kryžiaus medį, kad iš ten prisikeltų gyvybė, iš kur mirtis kilo, ir kad nuodėmės medžiu nugalėjusi suvedžiotoja atpirkimo medžiu nugalėtų mūsų viešpats Jėzus Kristus. Ta pati mintis pakartota Tridento katekizme. Žaltys, kuris nugalėjo mūsų pirmuosius tėvus su medžio vaisiumi, savo ruožtu buvo nugalėtas Jėzaus Kristaus ant kryžiaus medžio. Taigi šis įvaizdis buvo gerai pažįstamas per visą krikščionybės istoriją, todėl neabejotinai darė įtaką dailininkams, dvasininkams ir pasauliečiams. Gyvybės medžio savybės dailininkai išryškina suteikdami kryžiui šakų, lapų, žiedų ir vaisių, kaip matote šioje iliustracijoje. Kryžiaus medis dažniausiai vaizduojamas kaip vynmedis, kuris judėjų krikščionių tradicijoje turi svarbią simbolinę prasmę. Senajame testamente vynmedis, vynuogės vynas yra džiaugsmo, gerovės, vaisingumo, pažadėtusios žemės ir pačios Izraelio tautos simbolis. Naujajame testamente Jėzus pratęsia ir pritaiko vynmedžio įvaizdžio giją Dievo tautai ir netgi savo pačiam, kalbėdamas apie save kaip apie mistinį bažnyčios kūną, taigi naująją Dievo tautą. Kristaus kūnas kaip gyvybės šaltinis yra vienas svarbiausių vynmedžio įvaizdžio sąsajų su Eucharistija. Ir šios sąsajos esmę atskleidžia vynuogių vyno ir Kristaus kraujo paralelė. 6 amžiaus bažnyčios tėvas šventasis Grigalius Agrigangietis, komentuodamas Koheleto knygą, sako, kad ji moko linksma širdimi gerti dvasinį vyną, tą vyną, kuris išganingosios kančios valandą ištryško iš tikrojo vynmedžio šono. Eucharistija yra priemonė pasilikti Kristuje kaip šakeliai vynmedyje. Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje ir aš jame. Paskutinis ikonografinis tipas, kurį norėjau šioje paskaitoje parodyti, yra malonės sostas. Jis buvo populiarus viduramžiais, maždaug nuo 12 amžiaus. Į naujuosius laikus šį vaizdinį perkelė italų dailininko Mazačio švenčiausios trejybės freską Florencijos bažnyčioje. Dažniausiai tokiose kompozicijose vaizduojamas Dievas tėvas už abiejų skersinių kraštų laikantis kryžių su nukryžiuotoju Kristumi. Ir šventoji dvasia gali būti tarp jų arba virš jų. Čia įdomus pavyzdys, kurį galime rasti Lietuvoje. Vėlyvosios gotikos mažosios Lenkijos dailininko paveikslas Šilėnų bažnyčios didžiajame altoriuje. Jis buvo pertapytas 17 amžiuje, veikiausiai perkeliant jį iš Vilniaus katedros, tačiau paveikslo viduramžišką manierą galime geriau įsivaizduoti palyginus jį su kitu to paties regiono ir laikotarpio kūriniu. Senajame testamente Izraelio tauta iki šventyklos pastatymo aukas Dievui aukodavo susitikimo palapinėje. Jo šventų švenčiausioje vietoje ant sandoros skrynios buvo malonės sostas, kuriame Dievas susitinka su žmogumi. Malonės sosto pavadinimas reiškia tai, kad čia gaunamas nuodėmių atleidimas. Remiantis kunigų knyga, prie malonės sosto galėdavo prisiartinti tik vyriausiasis kunigas su gyvulių krauju, permaldauti už savo ir tautos nuodėmes. Tai atlikti reikėjo kruopščiai laikantis apeigų, kad kunigo neištiktų mirtis nuo Dievo artumo, kurio regėti ir likti gyvas negali niekas. Komentuodamas kunigų knygą, Naujojo testamento laiško žydams autorius išveda paralelę tarp senosios sandoros vyriausiojo kunigo ir Kristaus kaip tikro ir amžinojo vyriausiojo kunigo. Jis savo, o ne gyvulių krauju, atidavė tobulą permaldavimo auką vieną kartą visiems laikams.
Ir taip kiekvienam atvėrė laisvą kelią susitikti su Dievu, be jokios baimės ir užtvarų. Taigi pagal Senojo testamento malonės sosto provaizdį Kristaus kryžius tampa žmogaus ir Dievo susitikimo bei sutaikinimo vieta naujoje sandorai. Taigi ir pabaigai šiek tiek apie Pievėnų bažnyčios nukryžiuotojo altorių. Ne tiek apie jo istoriją, kiek apie simboliką. Altorių 17 amžiaus antrąją pusę datavo Marija Matušakaitė. 1778 metais altorius iš Tirkšlių bažnyčios perkeltas į Pievėnus. Ir altoriaus drožyba išties įspūdinga, bet, kaip sakau, dabar šiek tiek apie jo simboliką. Tai barokinių retabulų architektūra, retabulas tai štai ši visa graži puošybinė altoriaus dalis, primena vartus arba langą, taigi simbolizuoja dangaus vartus, kurių link keliauja bažnyčia. Retabulų kompozicijose dažnai pasitelkiama antikinė triumfo arka, simboliniai 1-3 arkų vartai. Tokia arka pirmiausia buvo skirta svarbiai kariniai pergaliai pažymėti iškilmingą triumfo procesiją, kuri būdavo dedikuojama dievų garbei. Taigi ir pati arka iš principo turėjo religinį atspalvį. Pagoniškos kultūros statinio motyvui, tai yra triumfo arkai, krikščionybė suteikė Kristaus pergalės prieš nuodėmę ir mirtį reikšmę. Karinės pergalės aliuzijų netrūksta ir Naujojo testamento raštuose. Viename iš jų apaštalas Paulius aiškiai nurodo į triumfinės romėnų procesijas. Laiške korintiečiams jis rašo: Dėkui Dievui, kuris mus visuomet veda Kristaus pergalės eisenoje. Taip pat ir toje pačioje giesmėje kryžiaus šventas himne sakoma: apgiedoki, o liežuvį grumtynių garbingą mūšį ir apie kryžiaus pergalės didžią šlovę papasakok, kaip pasaulio atpirkėjas paaukotas nugalėjo. Ir šiuo atveju pagrindinis altoriaus atvaizdas yra nukryžiuotasis. Taigi pats išganytojas save vadina vartais. Aš esu vartai, jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Ir keliu pas tėvą. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jo aukos ant kryžiaus tikslas ir prasmė visiems žmonėms atverti dangaus vartus. Taigi tai simboliniai vartai, šį triumfo arką, per kuriuos Kristus per savo auką ant kryžiaus veda tikinčiuosius į dangų. Retabulų kompozicijai trūksta prisikėlusio Kristaus skulptūros viršuje, buvusios prieš jos perkelimą į Pievėnus. Kaip matote, jinai čia nebūtų tilpusi, tačiau jie išbaigtų altoriaus ikonografinę programą, skelbdama Kristaus prisikėlimą, kuris yra visų mūsų viltis amžinajam gyvenimui. Altorijoje nukryžiuotai palydi iš šonų 2 angelų skulptūros laikančios stulpą ir kopėčias. Stulpas, prie kurio buvo pririštas ir nuplaktas Jėzus, o kopėčios naudotos nuimant jį nuo kryžiaus. Visi materialūs objektai, kuriais išganytas buvo sužeistas, paniekintas, išduotas, įvardinami lotynišką sąvoką arma Christi, Kristaus ginklai, kuriais jis nugalėjo mirtį ir šėtoną. Tai būtų kryžius, vinis, kopėčios, plaktukas, ietis, kempinė, apsiaustas, lošimo kauliukai, taurė, žibintas, deglas, virvė, kardas, pinigų krepšelis, rimbas, stulpas, erškėčių vainikas, replės, gaidys. Kančios įrankių skaičius retabuluose gali būti labai ribotas, ypač tada, kai jos laiko angelai. Ir šiuo atveju matome 2, kurie kartu su kryžiumi ir triumfo arka byloja apie Kristaus pergalę pasiektą per kančią. Taigi nukryžiuotojo altorius Pievėnų bažnyčioje visomis prasmėmis yra pergalės altorius. Dėkoju už jūsų dėmesingumą ir gal turite kokių klausimų? Labai ačiū, tikrai išsamus pristatymas, bet dar kilo klausimas, galbūt jūs pastebėjote, kada įvyko tas pokytis nukryžiuotojo vaizdavime, kai pradžioje buvo vaizduojamas prikaltas 4 vinimis, o paskiau, kažkur tai ten gotikoje, ten 3 jau atsiranda jau
vėlyvoju ar kažkur, bet gal yra teologinis pagrindimas, ar, ar kažkokia tradicija, kaip, gal pastebėjote, va, įdomus toksai. Jo, tai tiesiog tam pirmajam tūkstantmetyje būdavo vaizduojamas toksai pakojis, ant kurio būdavo prikaltas Kristaus kojos ir tada jos kaltos vaizduotos viena šalia kitos ant to pakojos. Vakarų tradicija pakojo tas vaizdavimas išnyko, rytų vakaruose jis liko ir tas skersinis stačiatikių bažnyčia yra tas būtent pakojis. Tai natūraliai, kai nebeliko pakojo, tiesiog nebebūdavo kaip kitaip vaizduoti natūraliai tų kojų, kaip tik tai sudėtų taip, kad tilptų ant pagrindinio kryžiaus dalies. Kodėl išnyko pats pakojis, šito negaliu pasakyti, bet tai tikrai yra pagrindinė priežastis, kodėl iš 4 pasidarė 2. Bet teologiškai tai visiškai neturi jokios reikšmės. Tai kažkodėl labai kartais svarbu liaudiškam kažkokiam pamaldumui, atsiradę apie tai legendų, atsiradę apie tai regėjimų kažkokių vizijų, bet iš esmės tai nėra svarbu. Bet ačiū labai iš klausimą. Tai dėkoju nuoširdžiai, sesė Kotryna, jums.